Sveiki, brangieji. Šią vasarą atostogavau pas savo mylimą dukrytę Graikijoje. Buvom restorane ir žinokite, buvau nustebintas tokių patiekalų kaip gremolata. Kas yra gremolata? Aš negaliu pasakyti, kad tai yra graikų nacionalinis patiekalas, bet tačiau buvo dieviškas skonis. Tai yra avienos kulniukai, kurie troškinosi ilgai 4-5 valandas daržovai. Tad šiandien aš pabandysiu tokį patiekalą pagaminti savo šeimai. Ir mums reikės, žinoma, ėriuko kulniukų, čiobrelių, rozmarino. Ėriuko kulniukus aš iš anksto iš vakar pasimarinavau. Čia galite improvizacija. Čia yra svano druska, pipirai, alyvuogių aliejus, česnako sausios granulės, ir žinoma basturma. Tai čia kas liečia mėsytę. Troškinsime su morkytėm, salierų, pankoliu, paprika, česnaku ir svogūnu. Šiek tiek morkų. O garnyrui naudosime bulvių košę. Bet ta bulvių košė, piurė, kaip vadinama, jinai bus daroma iš kelių ingredientų. Tai yra bus irgi bulvės, batata, paprastos bulvės, morkos ir manau to užteks. Tada užpilsime pienuku, sviestuku, gerai sutrinsim košę ir kągi, bandysim. Ir žinoma, prie viso troškinio mes kaip visada naudosim lauro lapelius, mūsų džiovintus krapus, druskytę, kvapėjai, kartėjai, pipirai, ir kaip ir druskytė, viskas, kaip ir viskas. Visą procesą aš jums tuoj pat parodysiu, nuo ko mes pradėsime. Visas daržovės susmulkinau, kaip matote. Dabar ką? Įkaitinsiu alyvuogių aliejų, kartu dar radau pas save žąsies taukų. Manau, jie tikrai nepamaišys. Ir po truputėlį apskrudensim kulniukus iš visų pusių iki aukso spalvos. Taip, aliejus įkaito, manau. Ir ką dabar dėsim po truputėlį kulniukus. Štai jie pas mus gražuoliai. O, kaip gražiai. Įdėsiu kol kas tik tai 3, nes kadangi visi netils mums, tai apskrudensiu po 3. Pas mane visą 5, mes būsim 5, tai dabar 5 kulniukus turiu, dabar po 3, po to 2 apskrudensim iki aukso spalvos, kaip ir minėjau. Kulniukai apskrudenti ir dabar į tą patį puodą kvečiame visas mūsų daržovės. Ir jas taip pat šiek tiek apskrudensime nedaug. Ir po to pasausime jau kulniukus į šį puodą. Na ką, mano brangieji, daržovės jau užvirė. Dabar ką aš darysiu? Dabar dedu čiobrelius su rozmarinu. Tuomet pilu savo sultinį. Galima jautienos, galima vištienos, kokį tik tai jūs turite. Tuomet dėsiu kulniukus po vieną. Svarbiausia juos sutalpinti. Taip. Dar vienas ir dar vienas. Na štai. Ir kas yra svarbiausia, ką aš jums pamiršau paminėti. Aš turiu sausą raudoną vynuogių vyną, kurį parsivežiau iš Kroatijos. Buvom pas bičiulį Kroatijoje ir jo mama yra padariusi raudoną naminę vynuogių sausą vyną. Dabar aš užpilsiu juo ir pašausiu į įkaitintą orkaitę 190 laipsnių 4-5 valandom. Tai bulvytės verda su likusiom daržovėm. Pienuką dabar užvirinsime bulvių košiai ir padarysime padažą. Ištirpinsime sviestuką, dėsime miltukų ir įpilsime skystimo, kuriame troškinosi mūsų avienos kulniukai. Bulvę su daržovėm išvirė, krečiam sviestuką ir dabar sugrūsime truputį bulvių prieskonių. Ir dabar įpilsime dar pienuko. Ir toliau. Manau, kad užteks. Ir grūsime toliau. Spalva labai graži. Iki vientisos masės.
Košytė paruošta. Duosim pailsėti. Dabar užsiimsime padažus. Sviestukas išlydytas. Dabar, kaip ir minėjau, įdėsim miltuko, maišysime ir gaminsime padažą. Štai įdėjau miltuko ir dabar maišysime. Kol miltai ištirps, pasidarys vientisą masę, o tada pilsime iš troškinio paėmę tą sultinį, kuriame viskas troškinosi. Wow, 1, 2, 3. Aš esu karys. Wow, kas čia gavosi. Oi. Na štai, brangiai, mūsų patiekalas ir jau yra patiektas. Mūsų graikiška gremolada. Tai yra avies kulniukai. Atrodo visiškai neblogai, įspūdingai. Ir manau, kad bus skanu. Bent jau taip tikiuosi. Skanaus, bandykite, gaminkite, improvizuokite ir džiaukitės gyvenimu.